metai išskirtiniai tuo, kad vis tik tai suradau iš Modern Polka Embroidery sal, kuris man patinka. Tai yra iš mažų gilių auga dideli ąžuolai. Irgi susirinkau vakar ir medžiagą, susirinkau siūlų gamą. Yra Ankor ir Dempsey siūlai. Ir pradėjau šiandien siuvinėti. Čia yra 40 kaunto linas, antracitos spalvos. Ir rūpužė man vis tik tai sunkiai eina. Ir aš taip spėju, kad čia bus ta pati situacija, kaip ir su šituo miško sampleriu iš Hello from Liz Matthews, kad buvau pradėjus ant 32 kaunto Evo per vieną siūlą ir turėjau restartuoti. Tai pasiėmiau šiek tiek šviesesnį 40 kaunto, kad per du siūlus ir viskas čia labai gerai. Čia Vintage Grey irgi sveikarta 40 kaunto linas. Ir aš taip spėju vis tik tai, kad šitą gražuolį man teks keisti į šviesesnį audinį ir galbūt net didesnį. Nes motyvas tai nesudėtingas, viskas čia labai paprasta, o knisinėjusi su juo, kaip sakant, su sudėtingu. O jeigu tai galima išspręsti tiesiog pakeitus audinio spalvą, tai kodėl to nepadaryti? Pasiėmiau siuvinėti bijūnus, lokais bijūnai prie lango ir pagalvojau, kad irgi truputėlį pafilmuosiu, kaip man sekasi. Kad jeigu jau ta iškilminga proga, kad aš vis tik tai jos pasiėmiau pasiuvinėti, tai reikia kažką ir parodyti. Tai čia yra likę apie 8%, net mažiau truputėlį. Ir buvau siuvinėjus va čia ilgą laiką spalvomis, dabar yra likę 9 spalvos ir paskutiniais iš jų, kuri arčiausiai išnykimo, tai yra balta, tai va su šita balta dabar va čia pasiuvinėjau. Ten likę gal 300 kryželių, va čia šitam bijūne baltos. Ir pagalvojau, kad vis tik tai man tom tiesiog spalvom va per visą tą lauką siuvinėti kaip ir atsibodo, tai geriau dabar pasiuvinėsiu tokiu irgi paprastuoju, mechanišku, didelių protinių pastangų nereikalaujančių būdu. Tai yra, pasiimam kažkokį segmentą, ir tiesiog jį pildom. Kokios jau ten spalvos yra, tai tokiom ir pildom. Tai, pavyzdžiui, dabar pasiėmiau tokią šviesiai žalią. Nes konkrečiai šitas būdas, kad, kaip sakau, jau nereikalaujančių jokių protinių pastangų, ten tiesiog pasijungi kokį nors ten ar filmą, ar YouTube'o, kokį vlogą apie siuvinėjimą, ar ten dar kažką ir tiesiog birbini. Jis būna darbų pabaigimui, ypač kai jie jau tokie, kaip čia, nuobodesnė dalis, tokia liūdnesnė, nelabai įdomi, tai būna visai efektyvus, bent jau man. Tai žiūrėsim, kas iš to gausis. Parodau, kaip juda mano miško sampleris. Tai va, turim 2 gvazdikus, 3 kūnelį ir truputėlį rėmelio. Siuvinėjau avyčių istorijas ir ką tik pabaigiau dar pusę vieno elemento. Tai yra scena, kuri yra namo dydžio avytė ir, rimtas 2 aukštų, toks pietietiško stiliaus su tokiom ilgom langinėm, namas su balta tvorele. Ir jūs matot, koks yra žavingas šitos avytės bumbuliukas. Jeigu ką, jūs fone girdit pukelį. Pukelį! Kalbi kažką su mumis. Ir jam išsiuvinėjau raudonai rudą paukštuką.
originale šiaip turėtų būti pagal schemą mėlynas paukštukas, bet aš pagalvojau, kad vienas paukštukas gali būti ir nemėlynas. Turiu dabar pietų pertraukėlę ir prisėdau pasiuvinėti vieną iš savo neseniai pradėtų darbų Hello from Liz Matthews Forest Sampler, miško samplerį. Ir kuo norėjau pasidalinti? Savo pasvarstymais apie tai, ar verta man siuvinėti dar vieną samplerį ant 40 kaunto ar ne. Tai šiuo atveju čia yra toks šviesiai pilkas linas Zweigarto 40 kaunto. Irgi čia jau yra išsiuvinėti porą gvazdikų, kurie jau užsispaudė. Ir šiuo metu siuvinėju šitą tiesią liniją. Toks zigzagėlis iš 2 kryželių, kuris eina į apačią ir į viršų. Jų man reikės tam, kad lengviau galėčiau toliau siuvinėti šitą gvazdikų bordiūrą. Nes jis toks yra, kaip čia, užimantis daug erdvės ir šiaip sunkiai skaičiuojamas pats savaime, ypač ant tokios smulkaus audinio. Tai aš viršui pasižymėjau su karoliukų valų eilutę, nusisiuvinėjau. Ir apačioj, tai yra šone, kas. Ir dar viena, kur bus dar vienas panaši juosta rašto. Ir pasižiūrėjau, kad ant 40 tokio ant šviesaus audinio galiu siuvinėti 2 rankom, tai dabar ir siuvinėju. Čia va turiu spaustuvuose ir vis dar mąstau. Modern Folk Embroidery selą siuvinėti ant šviesaus 40 kaunto ar ant 35 kaunto, ar ant 32 kaunto, kurį jau turiu. Tai va, esu giliuosi apmąstymuose. Pasirodo, kaip man sekasi siuvinėti selą, Fox and Rabbit selą Šeima ir draugai, kurį siuvinėju iš siūlų likučių. Ir dabar siuvinėju vieną iš tokių didesnių elementų, tokią žvaigždę su visokiais augalėliais ataugėliam. Ir čia bus dar šone žvaigždelės. Tai norėjau pasidalinti tokiu kūrybiniu procesu. Kadangi siuvinėjau iš likučių, tai kiekvieną kartą vis tik tai reikia kiekvienam elementui parinkti spalvas. Ir jau centrinę žvaigždę išsiuvinėjau tokią grietinėlę spalvos siūlų. Čia šiaip jis jums atrodo melsvas. Čia aš manau nuo lango atsispindi. Pagauna tokios melsvos šviesos šaltos, tai jis atrodo melsvas, iš tikrųjų. Tai yra va ta, kur ritelė šone, yra tokia šilta grietinėlė spalva. Bet kaip matom, va, išsiuvinėjus irgi vis tiek kitaip atrodo. O va šitos augalėlius, tai irgi siuvinėsiu 3 kartą. Kodėl? Todėl, va, kad šita tamsesnė dalis, kur kaip vyšninė atrodo, tai jin jau yra išsiuvinėta 2 kartą, nes buvau išsiuvinėjus dar tonų tamsesnę spalvą, išardžiau, persiuvinėjau va šitą, kur čia šalia tos mūsų grietinėlės. Ir vis tik tai jin irgi kažkaip man kompoziciškai atrodo dar per tamsi, palyginus, kad visi kiti elementai yra tikrai pastelinių spalvų. Ar labiau melsvesnė, ar labiau smėlio. Netiek svarbu, bet kad man atrodo per daug kontrastuoja ir tarkim ta tamsiausia ruda dalis irgi per tamsi. Tai parinkau tokią keliais tonais šviesesnę spalvą, kuri realiai yra kaip ir tokia rusva. Bet irgi išsiuvinėjus vėl kitaip atrodo. Tai aš manau, atsiuvinėsiu tada visus šitos šoninius elementus šitą spalvą. Kaip dirbant namie pasidaryti įdomesnę pertrauką pailsėjimai. Galima užsiimti teoriškai visiškai nereikalingų darbų. Pavyzdžiui, pasiimti rinkinį, tokį vintažinį iš Permino, kurio artimiausiu metu tikrai nesiuvinėsi, arba bent jau neplanuoji, ir išrinkti jo siūlus, kurie buvo 5 kuokštuose, o paimi, susirūšiuoji ir išsirenki. Tai va tokie užsiėmimai. Šį kartą mane ištiko gėlininkystės valandėlė, tiksliau seniai planuota, nes gėlytės nupirktos buvo jau seniau.
ir jau pradygę yra. Tai dabar tiesiog visokias tulpes, narcizus, visokias ten žydrės ir ką aš čia turiu, krokus susodinsiu į vazonėlius. Pamatot, jau išlindę lapeliai, kad greičiau pražystų ir galbūt anksčiau negu balandžio pabaigoje jau ir galėtų pražydėti. Pagalvojau, parodysiu atskirai darbus, kuriuos pabaigiau vasario mėnesį. Tai pabaigiau 3 mažučius darbus, kuriuos šiaip ir pradėjau ir pabaigiau vasarį. Pirmas buvo RTO rinkinukas Erškėtis ir katilėliai. Tai čia su smilgelėm toksai, nedidelis rinkinukas. Ir jį buvau nusipirkus irgi kažkada seniai ir laikiau tam, kad kai norėsis kažkokio nedidelio darbelio su gėlėm. Aišku, čia viskas geriausia RTO stilistika, tai yra tikrai daug spalvų kaip tokiam mažam darbeliui, nemažai apvadų įvairiom spalvom, bet rezultatas pakankamai mielas. Ir su gėlėm susijęs yra ir antras darbelis. Tai yra tokia paprasta medinė siūlų rūšiuoklė iš Temu, tai irgi kažkaip išsitraukiau ją siuvinėti naujiem pradėtiem sempleriam iš likučių. Ir tiesiog, kaip čia plius minus iš galvos, pasivinėjau tokį gvazdiko motyvą. Tai čia gan didelės skylutės, tai siuvinėjau pilna gija, tai labai gerai siūlai susinaudojo. O antrą pusę apipavidalinau lipniu popierium, tokiu aksominiu. Labai mielas. Labai pasiteisino, labai gerai priklipo. Taip. O trečias darbelis buvo kaip ir pradėtas kaip atskiras darbas, tai čia jau didelio darbo dalis. Čia Modern Folk Embroidery šių metų selas. Vadinasi taip. Ir buvau pradėjusi siuvinėti. Va, čia buvo originali dalis. Ir aš kažkaip žiūrėjau, kad man sunkiai einasi ir nusprendžiau tiesiog antrą pusę veidrodiniu būdu padaryti ir kad tai būtų kaip atskiras darbelis. O jau visą patį darbą tai siuvinėt ant arba šviesesnio audinio, nes čia yra 40 kanto linas, tai yra bent jau 36 ar 5, arba stambesnio audinio. Vienu žodžiu, kažkas iš tų. Tai va, tai čia centrinis pirmos juostos motyvas. Tai tokie pabaigtukai.